Nam się podobały walki nocne, jest ciekawsze. Czapki do sceny. Czapki do O prefektūrinė gynyba, buvo taip pat kalba po būklai, arba jokiais tačiau nesipuošavo. Ir rusai šaudė, įsivaizduokit, koks buvo triukšmas ir kas darėsi pačiam Kaune ir aplinkui Kauną. Это свои дети! Передачный дел! Это целый день! Иди сюда, поговорим. Его не понятно. Осуди, видишь, будь угодно. А давай наш галстук. А ты все сюда галстук. А что делать? Вот это не голова. Вот, ставите меня. Нет, ты делай. Руля потрав. Svarbos ir buvo žinoma, tačiau patys karininkai, po bataliono, jie šitą nežinojo, tačiau išradingumas vokiečių karių įvertino tiesa, kad jie sėkmingai surado praėjimą. Šiuo momentu matote panašiai tas įvyko. Reikia pasakyti, kad klubo atstovai tikrai gan labai meistriškai bando atlikti tai, kas buvo atsitikę. O manau, kad jiems tikrai neblogai gaunasi. Taip, durtuvų kaudynės su kastuvėliais. Praktiškai beje, kastuvėlis buvo vienas iš pagrindinių mylimiausių pėstininkų ginklų. Nu, galaksija, visi trys buvo irgi labai baisus su durtuvais, kad galėjo labai didelės žaizdas. Tačiau papuolė į mielai.
Kai kas bandė pajuokauti, kad neiššovė ir taip žiūrėkit nesigauna. Tai būdavo ne tik šautuvas iššaudavo, atsakydavo kulkosvaidžiai, atsisakydavo iššauti pabūklai, nes buvo išdylę pabūklo vamzdžius vidus nuo ilgo šaudimo. Ir jūs įsivaizduokit tai, kada pabūklas neiššauna arba kulkosvaidis tuo momentu, arba gynėjai, arba... Vokiečiam neblogai sekasi? Dar kažkas priešinasi. Dabar vyksta apkasų valymo operacija, kaip matot. Yra žiūrima, kas ir gyvas, tas yra pridaugiamas, taip pat patikrinami dokumentai, įvairūs žemėlapiai, kurie yra randami, na, kareiviai dažnai patikrindavo ir užmuštųjų piniginę. Vertingesnius paimdavo į nelaisvę. Šiaip tvirtovės puolimas gerokai skirdavosi nuo paprastų kovos veiksmų, visų pirma tuo, kad puolėjams reikėdavo įveikti griovius, o taip pat flanginės ugnies priemonės. Na, čia šitas griovys, aišku, yra tvirtovės vidus, jeigu jūs atkreiptume dėmesį tos griovius, kurie yra už tvirtovės. Tai ten reikėdavo nulipti nuo tokių 6 metrų aukščio šlaitelio, dažniausiai susilaužant kojas, paskui įveikti įvairias kliūtis ir visų to pačiu metu būdavo šaudoma tiek. Sunkiai naikuojam. Paplokim! Įvertinkim šios žmonės. Jie visus savo ginklus, taip pat savo uniformas darosi savo pinigais, jums prezentuoja apie jo.